Jėzus sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Duok Dieve, kad atsivertų mums akis, kad mes jį visą priimtumėm, visą yra apie jį. Ką dar turiu padaryti, kad tu patikėtum mano meilę? Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems. Vėl tęsiam mūsų kelionę, jau Velykų rytą, paskutinė mūsų tema susitikimo. Gal šiandien net tas galvoju jums, daug įspūdžių iš nakties liturgijos, bet vis tiek pratęsim. Jėzus sako, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Taigi Jėzus prisikėlimas ir gyvenimas. Kuris pats apie tai sakė, ogi kai aplankė Lozoriaus šeimyną, pasitikus jo Lozoriaus sesei Mortai, šiek tiek čia buvo toks priekaištėlis. Jeigu būtum buvęs, nebūtum miręs. Bet žinau, kad ir dabar tu gali kažką. Taigi Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė, žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Taigi, tokiais žodžiais Jėzus prisistato Mortai mirusio brolio kontekste. Kaip žinom, jis prikels Lozorių ir tai pasitarnaus dar didesniai motyvacijai žydams nepriimantiems jo kaip mesijo, žiūrintiems į jį kaip į konkurentą, kaip į paveldėtoją ir visaip kitaip, dar labiau sustiprins motyvaciją jį nužudyti, ieškos būdų. Bet mums svarbu šiandien Jėzaus žodžiai, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Kas tiki mane, kas tiki. Kaip mes tikime Jėzų. Kiekvieno mūsų tikėjimas labai skirtingas. Kažkas paveldėjo iš močiutės, kažkas susigalvojo pats, kaip vis daugiau sutinku žmonių, kurie sako, vat, aš įtikėjau Dievą ir patikėjau, kad Dievas yra, o tada jau pribūrė savo, koks tas Dievas galėtų būti, visokiam nuotrupom iš įvairių ten girdėtų minčių, įvairių tikėjimų, biški pagonybės, biški krikščionybės, biški judaizmo. Ir tokia košė daugeliu žmonių galvose. Taigi, ir tikint Kristų, kai kurie tiki tik tiek, kiek jiems yra patogus Kristus. Su palaiminimais, su gerais darbais, gražiais žodžiais apie meilę. O, tai kas malonu, pozityvo pasiimam, bet negatyvo nemėgsta žmonės. Nenori skaityti, nesupranta, kam čia viso to reikia. Ir tam tikras nutylėjimas, tam tikras vengimas tam tikrų temų, ypač apie Jėzaus kančią, taip kaip ir apaštalams. Petras sako, jokių būdų tau to neturi atsitikti, tai neįeina į mūsų planus. Todėl kiek ir ką mes tikim apie Jėzų? Ar mes imam visą paketą, ar tik dalį to paketo? Ir ar ta dalis paketo yra visas Jėzus? Ne. Mes galim save labai apgauti ir pasidaryti savo stabą Jėzaus vardu. Ir jis neteiks mums gyvybės. Ir mes pakliūsim į teismą. Todėl mums svarbu yra, tuos vardus mes dėl to ir apmąstėm, kad kiek įmanoma daugiau. Ir tai mes ne visus tuos titulus apmąstėm. Čia
jaunimas Virginija išrinko, kurie pasirodė svarbesni, bet jų rasit dar daugiau. Ir duok Dieve, kad atsivertų mums akis. Ir mes vis augtume tame Jėzaus pažinime, kad jį tikėtume ir priimtume tokį, koks jis ateina pas mus, kartais nepatogus, kartais pavargęs, kartais dar koks nors, kartais linksmas ir džiugus, kad mes jį visą priimtumėm. Ir su jo žydiška prigimtimi, ir su jo misija, ir kaip mokytoja, ir kaip teisėja, ir kaip gydytoja, ir kaip godėja, ir kaip išganimo vadovą, ir kaip aukščiausiai kunigą. Tikėti Jėzumi, visu juo, tuo visų Dievo žodžiu, tikėti visą tą knygą, ne atrūšiuojant, čia man, čia ne man, visa yra apie jį. Tikėti kiekvienu tuo žodžiu, tai garantuoja gyvenimą. Kai aš atsiveriu Dievo žodžiui, aš atsiveriu Dievo meiliai, Dievo gailestingumui, tai yra gyvybė. Meilė, Dievo meilė yra gyvybė. Jėzus yra įsikūnijusi Dievo meilė, kurios bandė žmonės atsikratyti, pasmerkė mirtį, sunaikinti. Bet jis nepasiliko mirties glėby, jis prisikėlė ir jis vėl ateina į mūsų gyvenimus. Ir tiesia kiekvienam iš mūsų ranką, rodo mums mirties ženklą. Ir klausia kiekvieno iš mūsų, ką dar turiu padaryti, kad tu patikėtum mano meilę. Ir kai aš pasiduodu tai meiliai, verkiu, dėkoju, džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad jis prisikėlė. Tikiu, kad jis prisikėlė, kad jis šiandien gyvas ir šiandien daro darbus. Ir šiandien ateina mane mylėti, ateina mane mokyti, ateina mane taisyti, ateina mane gelbėti. Šlovė jam, prisikėlusiam. Aleliuja. O, šiandien bus trumpiau, nes jūs visko prisiklausėt, visko prisivalgėt. Būkit laimingi. Šalom jums.